šis kambarys atrodo taip jėgova. Įdomu, kuri lova mano. O, ši atrodo lyg sulūžusi. O šita pats tas. Išsirinkau savo vietelę. Kas mano kambariokė? O, aptarnavimas čia baisus. Turiu pati tysti savo lagaminą ir viskas sulūžę. Kaip jūs čia miegat? Mano kambariokė turi gerą lovą, o jai akivaizdžiai reikia pinigų. O, tavo vardas Merė, taip? Gal aš tau duodu $100 ir mes pasikeičiam lovom? Gerai, gali miegoti čia. Turim kažką sugalvoti. O, mano kurjeris jau čia. Aš paimsiu. O, labas. Štai jūsų pinigai. O šitas man. Ačiū. Pažiūrėkim, ką gavau. Oho, didžiulės medinės lentos. O, gerai, aš atsargiai. Ne, pasirodo ne visai. Kažką radau. Atrodo, čia irgi mano lovos dalis. Ir gręžtuvas. Kaip jėga, einam lauk. Super, turėsiu pačią gražiausią lovą pasaulyje. Ne veltui tėtis mane išmokė naudotis įrankiais. Ir štai, aš jau beveik baigiau surinkti savo jėgų lovą. Na? Ką? Negali būti, kad tos vargšės kambarys geresnis už mano. Užsisakysiu ir savo svajonių kambarį. O, štai ir mano siunta. Labadiena, štai jūsų pinigai. Kambarys koridoriaus gale, 3 durys. O, aš laukiu geriausio kambario. Matai, Merė, mano kambarys pasidarė tiesiog per kelias sekundės. Tik būk atsargi su mano žaislais, jie man labai brangus. O, taip, šitaip geriau. Mano gražieji paveikslėliai. Puiku. Kągi, čiau. Mano kambarys sutvarkytas ir aš pasiruošusi čia gyventi. Mano kambarys atrodo kažkoks tuščias. Kilo puikiai idėja. Man reikia šitų vaivorykštinių užuolaidų. Palauk. Tai gražiai atrodys ir mano kambaryje. Man reikia papuošti sienas ir aš sugalvojau puikią idėją. Štai taip. Savo kuprinėje kažką turiu. Žiūrėk, žirklės ir kartonas. O dabar turime mielą gėlės formelę. Turiu dažų ir atspėk, ką dabar darysiu. Išdažysiu visas sienas. Panaudokim mano mėgstamiausią teptuką. Matai, tai nėra taip sunku. O atrodo daug geriau. Man labai patinka. O, ko ji tikisi su tomis gėlėmis? Dar viena jėga idėja. Kas čia? Tušti ledų pagaliukai. Iš jų išeis puikiai lentyna visokiems jėgų daiktams. Puiku! Mano kambarys jau atrodo gražiau. Bet kas toliau? Oho! O, kojinės! Mums reikia jų daugiau. Taip daug geriau. Pažiūrėk, kokios jos spalvingos ir jėgova. Kažko trūksta. O, taip! Aš pasidarysiu didžiulį kilimą iš savo kojinių. Super! O, jis šiek tiek kietas. Bingo! Aš pasidarysiu hamaką per visą kambarį. Pririšu jį, kad būtų visiškai saugu. Oho! Labas, Ema! Ką? O, ne. Sveikutės, merginos. Ateikit pas mane į svečius. O, štai ir jos. Bėgu.
Labas, Rachel ir Jessica. Noriu jūs supažindinti su savo vargšė kaimynė Merė. Na, jums nebūtina su ja sveikintis. Leiskite parodyti savo jėgų kambarį ir mes pasisėdėsim. Jis tikrai atrodo nuostabiai. Ir Merei čia ne vieta. Net nesiartink prie mano kambario. Ką? O, nieko tokio. Aš rasiu, ką veikti ir be jūsų. O, tas ženklas atrodo kaip tik man. Paimkim jį. Gerai, ką dar čia turiu? Kolos butelį? Kas viduje? O taip! Man to prireiks. Štai aš ir vėl savo namuose. Turiu čia pastatyti kolos butelius ir naudosiu tai kaip stalą. O ant jo pasidėsiu savo meškiuką. Žinoma, šiek tiek saldainių, kam jie nepatinka. Ką? Ko ji džiaugiasi? Gerai, merginos, dabar įjungiam karaoke maksimaliu garsu. Oh no! Ką? O, per garsu. Kaip jį išjungti? Žinau, ką daryti. Okay. O, jos mane iš proto varo. Apsauga? Prašau, padėkite. Mano kambariokė kelia per garsų vakarėlį. Okay. Mes tuoj pat tai išspręsim. Ką jūs, merginos, darot? Negalima triukšmauti. Ką? Atsiprašau, bet negaliu jums padėti. Ką? Gerai, pati viską išsiaiškinsiu. Kilo idėja. Turiu balioną. Pripūskim jį ir pritvirtinkim prie lubų. Emos draugės norės ateiti pas mane. O diskas taip pat būtų puikiai atspindinti detalė. Jis puikiai tiks mano disko rutuliui. Super! Awesome! Oho! Nuostabu! Cool. Ir šiek tiek garsios muzikos. Pasilinksminkim meškiuk. Valio! Kas čia vyksta? Dar vienas vakarėlis? Ema, atsiprašau, bet mes einam pas tavo kambariokę. Labas, Merė, pašokim. O, jos mane paliko. Koks gražus mano manikiūras. O, kas ten? Merė, gelbėk, čia pelė. Ką? Ką? Gerai, dabar pati viską išsiaiškinsiu. O, žiūrėk, koks jis mielas. Pasiliksiu jį sau. Tikrai norėjau augintinio, kad nebūtų taip nuobodu. Netgi žinau, kaip padaryti jam jėgų kartoninį namelį. Iškirpkim detalės ir padarykim puikų namą. Langams tikrai reikės užuolaidų. Ir vardo kortelės. Tu būsi Mikis. Užeik į namelį, mažylį. Dabar tu mano geriausias draugas. Taip, miela. Man irgi reikia augintinio. Sugalvokim ką nors. Man reikia mieliausio augintinio pasaulyje. O, štai ir mano naujas draugas. Kur tas draugas? O, pažiūrėkit į šią mielą visų šunyčių karalienę. Tu būsi Phoebe. Aš tavo naujoji šeimininkė. Gerai. Nice. Aš tave sušukuosiu, kad būtum tokia pat graži kaip aš. Ir mums praverstų porą aksesuarų. Oho, atrodai kaip milijonierė. Štai tavo skaniestas. Valgyk, mano mergytė. Ar Mikiui tikrai patiko Phoebe? Kiek daug meilės. Ne, tu negali taip daryti. Jie turi būti kartu. Stok! Phoebe, tu ten neisi! Miki, stok! O, ne! Mano Mikiui tikrai patiko tavo Phoebe. Keista. Draugai, ar jums patiko šis vaizdo įrašas? Tada būtinai paspauskite patinka, prenumeruokite mūsų kanalą ir palikite komentarą apačioje. Greitai pasimatysim. Iki!